Kas yra žvėries garbinimas? Iš tikrųjų bandykim pasižiūrėti ir suprasti, kad mum atpažinti, ar ne, kas tai yra. Apreiškimo knygoje, ar ne, kur rašo apie tie, kurie garbins žvėrį ir kurie užsidės antspaudą, ar ne. Ir ta prasme, tai yra tie, kurių vardai nėra įrašyti nuo pasaulio sukūrimo pradžios, nėra įrašyti gyvenimo knygo. Tai tie, sako, garbins žvėrį ir užsidės antspaudą. Visų pirma, bandykim pasižiūrėti tokį dalyką, kad visą šitą pasaulį, čia yra dvi karalystės. Yra Dievo karalystė, kur jinai turi ateiti, ar ne, ir yra velnio karalystė, vadinkim taip, tas, kas viešpatauja šitam ore, kaip parašyta Biblijoje, ar ne. Šita visa sistema, ar ne, visas šitas pasaulis priklauso Luciferiui. Visi, tarkim, bankininkai, prezidentai, paimkim ten visus Švabai, Geitsai, ten visą tą fauną ir florą, ar ne, jie yra tik instrumentai Luciferio rankose. Vat reikia tą suprasti, ne? Antikristas, kur ateis, jis irgi yra tik tokia, vadinkim taip, kaip kalbanti galva, ar ne? Bet vis tiek visai šitai sistemai vadovauja Luciferis. Prie tam postą aš dalyvaus tokio įdomių momentų, kur Luciferis sako, kam noriu, tam duodu valdžią, sėkmę šito pasaulio, ne, įtaką, populiarumą ir visą kitą, ne, bet prieš tai tu turi man nusilenkti. Tai reiškia, kad kas valdo šitą pasaulį, ar ne, tai yra Luciferis, kur taip pat, ta prasme, ir antikristas ateis, tai yra tiesiog tokios kaip lėlės, Luciferio rankos, ar ne, ir visas pasaulis priklauso jam. Taigi visų pirma, kai ateis tas žvėris, antikristas, ar ne, tai visų pirma jis neateis su kažkokiais ragais ir baisus. Visų pirma, Jėzus sako taip, čia viskas ateis per apgaulę. Ta prasme, per apgaulę ateis, ar ne, bet tas garbinimas. Kai Dievas sako, aš noriu, kad jūs mane garbintume. Dievas sako tiesą, ar ne, aš jums duodu, ta prasme, yra gyvenimas ir mirtis, bet pasirink gyvenimą, sako, aš tau siūlau pasirinkti gyvenimą, ar ne, bet jeigu tu pasirinksi gyvenimą, tavęs lauks sėkmė, pasirinksi mirtį, tavęs laukia nesėkmė, ar ne, kad Dievas labai atvirai pasako, garbink mane, ta prasme, nes aš esu tavo apsauga, aš esu tavo Dievas, sako, garbink mane. Luciferis ir antikristas neateis su ragais ir nepasakyks dabar garbinkit mane, taip nebus. Jėzus sako, žiūrėkit, kad jūs būtumėt neapgauti, nes antikristas ateis per apgaulę. Ir žmonės sąmoningai garbinsi, nes garbinti tu nieko niekada negali priversti. Per prievartą garbinimas nesiskaito. Garbinimas turi būti, kaip pats žmogus paklūsta garbinimo objektui, pats nusilenkė savo širdį, jisai pritarė, kad taip aš sutinku su juo. Taigi neteis tokiu būdu akivaizdžiu melu, kaip turi ateiti tas momentas, kad žmonės įjungdami savo valią garbins žvėrį, ne, ar antikristą. Iš principo, visas pasaulis tai nėra antikristas, ne, visas pasaulis, visa šita sistema pasaulio, Luciferis ruošiasi tam paskutiniam laikam jau tūkstantmečiais. Tai nereikia, kad dabar jis susisgrybo ir dabar iš šitoj greit antikristą reikia iškelti viešumą ir visą kitą. Ne, visa šita sistema pasaulio egzistuoja labai senai, kaip sakyt, pasižiūrėkime tokį dalyką, ar ne, kaip jisai valdo šitą pasaulį. Visų pirma taip, oras užterštas, ne, visi tie chemtrailai skraido, maistas yra užterštas, ne, politika yra sugedus iki kaulo smegenų ir tie, kurie dar tiki, kad dar ateis ta valdžia ir atneš šviesų rytojų, čia yra melas tūkstantmečiais, kuris eina niekada, jokia politika ir valdžia negali atnešti šviesos iš šito pasaulio ir niekada taip nebuvo. Todėl, kad vis tiek Luciferis laiko letiną uždėjęs ant visų šitų sričių, ar ne, tarkim, tie patys vaistai.
vaistai negydo, tik nuima simptomus, ne, ta pati švietimo sistema yra sugedus irgi, jinai yra neveikianti. Netgi šiai dienai pakalbėjom, iš viso masiškai trūksta mokytojų, nes niekas nebeina, tai aš nežinau kodėl, ar neperspektyva, arba tiesiog sistema yra tokia sugedusi, kad niekam yra nebeįdomu, ar ne. Ir imkim, kitaip tariant, daug dalykų. Tavas visą šitą pasaulį Liuciferis valdo, ne, aš suprantu, kad yra tikintieji, yra dar to sveiko proto, visą kitą, bet esmė tame, kur žmogus turi nusilenkti. Imkim va tos pačius skiepus, ar ne, ir visą va tą prievartą, kuri yra skleidžiama, ar ne. Ir žiūrėkit, ir yra žmonės, kurie kaip naują religiją priėmė šitą skiepus, nusilenkė tiems skiepam ir sakė, okei, man jų reikia, aš skiepysiuos ir aš tikiu, kad čia yra mano gelbėtojas, va šitie skiepai, ar ne. Ir yra kita kategorija žmonių, kurie pasipriešino visą širdim ir sako, nei mano šeima, niekas nesiskiepys, nei mano artimieji, grįžtai ir ne, jie buvo pasiryžę prarasti darbus, prarasti viską, bet nesiskiepyti. Tai kaip ateina ta apgaulė? Ta apgaulė kaip ateina? Kai sako, kaip šviesos angelas, ateina kaip gelbėtojas kažkoks, ne? Va tie skiepai, kur plius ir planuojama, kad jie dar turi ateiti, ar ne, vėl tie karantinai visi. Ir vienas Dievas žino, kokia tik pasiekmė bus dar po kelių metų, bet esmė tame, kaip žmonės turi nusilenkti. Tai visų pirma per apgaulę, tai suprasti, kad tai kažkoks gelbėtojas yra. Nors iš tikrųjų jie eina po spaudimu, ta prasme per kontrolę, spaudimą, manipuliaciją. Ir čia yra absoliučiai demoniškas braižas, ten, kur kontrolė, spaudimas, manipuliacija ir melas, ir absoliučiai demoniškas braižas. Nes Liuciferis, aš kaip sakau, jis neateis su ragais. Ne? Tai yra antikristas, neateis. Vat visą tą antikristo sistemą. Čia nėra tik, kad vien antikristas vienas žmogus. Čia ir eina absoliučiai kalbama apie sistemą žmonių prievartos ir kontrolės. Ir plus bus dar kalbanti galva tokia kaip antikristas. Ar ne? Kuris, turi kažkas turi kalbėti, kažkas turi už tai, atsakyti. Ta prasme. Ir kaip tas nusilenkimas vyksta, kai žmogus nepasipriešina šitai sistemai, net nesupranta, kad tai yra priešas numeris 1, ar ne, visi tie skiepai ir visa ta prievarta. Ir žmonės tiki, kad tai yra okei. Ir va čia yra toksai, tai tarsi nusilenkimas. Iš principo garbinimą, kas yra garbinimas? Garbinimas dar iš originalo paėmus yra tą vietą, kur kalbama, kad garbin žvėrį, šitas žodis dar turi prasmę garbinimą, nusilenkimą ir paklusnumą. Įsivaizduokit, reiškia taip, tie, kurie paklūsta tai sistemai, kuri per prievartą grūda žmonėms va šitos visus skiepus, visai šitai sistemai, ne? Tie, kurie paklūsta, tie, kurie sako, okei, va čia ir yra nusilenkimas ir garbinimas, kuris yra atėjęs per apgaulį, kaip sakiau, Liuciferis neateis su ragais. Bet jisai vis tiek daro tą kontrolę ir spaudimą, čia irgi yra kaip didžiulis ženklas. Reiškia, taip nusilenkimas, tai reiškia paklusnumas, lygiai taip pat, kai Dievui, kai mes ateinam pas Dievą, ar ne, tarkim, iš pasaulio, ne su nuodėmėm, su visų bagažu, tai kas vyksta mūsų gyvenime? Reiškia, taip, aš darau sprendimą keisti savo gyvenimą, aš darau sprendimą paklūsti jam, jo įstatymam. Reiškia, aš renkuosi šeimininką. Yra 2 šeimininkai, kam aš noriu paklūsti. Ir jis sako, 2 negali pasirinkti, 1 pasirinkti. Ar ne? Ir tie, kurie sako viskas, aš pasirinku jį, eiti jo keliu, ieškoti jo, mokintis, eiti per procesus, kad Dievas mane apvalytų. Reiškia, kas yra? Turi įsijungti žmogaus paklusnumas, nes Dievas per prievartą irgi nieko keisti negali. Va tas garbinimas ir ne, kad aš palenkiu savo širdį, savo kelius, kur į kažką teisingą, į Dievą, žinau, kad tai teisinga. Aš auginu tikėjimą, aš turiu viltį, ar ne, Jėzaus kraują, Jėzaus auką. Tai reiškia, kad aš paklūstu. Tai ir yra tas garbinimas, paklusnumas, kur aš palenkiu savo širdį, ar ne?
Ir Dievas sako, koks yra mūsų pašaukimas žemė, taip, išmokti skirti gerą nuo blogo. Tai va tie, kurie nesuvokia, kad va šita sistema yra prievarta, ar ne, tai yra absoliučiai bloga sistema, ar ne, ta prasme, bet jie patiki tuom, paklūsta šitai sistemai, ar ne, kiti paklūsta iš baimės, ar ne, čia valgyti nenusipirks, praras darbą, dar kažką, ar ne, bet šitie žmonės reiškia, vat jie lenkėsi tą sistemą, nes aš žinau, yra žmonių, kurie išpažįstama, ar ne, viena moteris įsivaizduokit dirbo Sodroj ir sako, tik 2 moteris iš visos Sodros nepasiskiepėjo, bet jas atlaikė visą sprendimą, nors jinai ir vaiką turi ir spaudimas buvo didžiulis nesiskiepti, bet jinai nesutiko ir perėjo pragarą, bet nesutiko ir baigės visą tą nesąmonę, visi kiti palenkė galvą susiskiepijo. Va tai sistemai, ta prasme, kiti aiškiai suprato, kad tai nėra gerai, bet nesugebėjo pasakyti stop, ar ne, nesugebėjo pasakyti stop, aš to nedarysiu. Ir įdomiai yra parašyta Apreiškimo knygoje 14 skyrius 12 sako, čia kai eina po to pagarbinimo žvėrį, sako, čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Suprantate? Ir esmė tame, kad čia reikia ypatingos ištvermės sukasti dantis ir ką mes ir darėm per praeitą karantiną, ar ne? Mes išgyvenom puikiai visą tą karantiną, buvo nelengva, bet mes pasakėm, ne, šitai sistemai mes nesilenksim, nes tai nėra teisinga. Aš žinau, kad manim pasirūpins Dievas. Jeigu, tarkim, yra kažkokia ta mirtina liga, kuri irgi pranašauja ir ateina, tai aš nenoriu. Tai aš renkuosi mirti dabar, bet aš nesirenku skiepytis. Koks skirtumas, ar aš po 5 metų ar dabar numirsiu? Suprantate, čia nėra ko iš viso laikyti šito pasaulio, kur yra prievarta, kontrolė, visą kitą. Aš einu į dangų tada. Suprantate, čia nėra ko laikytis. O ten jų prievarta tokia, kad, visos tos reklamos lievos, kur, tipo, tu nesaugai savo pensininkų tėvų, jeigu tu nesiskiepi, čia yra gryna manipulacija. Gryna manipulacija. Demoniška tokia manipulacija. Taigi, kas yra tas garbinimas? Tai garbinimas yra paklusnumas, kokiai sistemai tu priklausai. Ir aš kaip sakiau, čia yra 2 karalystės. Šita pasaulio karalystė ir su visa ta skiepų sistema ir žmonių gerumo sistema, absoliutus melas, kuris yra. Ir yra Dievo karalystė, kuri irgi turi ateiti šitą žemę. Ir mes neišeisim iš tos žemės, pakol Dievo karalystė neateis, nes kai mokiniai sako, Jėzau, pamokyk mus melstis, sako, melskitės, kad ateitų Dievo karalystė. Reiškia, tai dar turės ateiti. Bet čia yra visai kita tema, labai įdomi iš tikrųjų. Reiškia, tik Dievo karalystė, tai turės ateiti. Yra 2 sistemos, kuriai sistema iš paklausių. Ir sako, čia turi pasirodyti šventųjų ištvermė, reiškia, spaudimas bus didelis, bus dar didesnis. Bet va čia turės pasireikšti šventųjų ištvermė, kam tu priklausai, kam tu lenksies. Ar tu lenksies tai prievartai, ar tu vis dėlto pasirinksti stovėti su Dievu ir jis tave apsaugos. Tu turi pasirinkti. Ir ateina tas laikas, spaudimo laikas, jisai reikalingas kam? Tam, kad pasimatytų, kas priklauso kokiai karalystė iš tikrųjų. Kas kam priklauso, kuriai sistemai priklauso. Ir Jėzus įdomiai sakė taip. Jėzus vaikščiojo šitai žemė, jis absoliučiai, kaip sakyt, jis vaikščiojo čia, gyveno čia ir jis pasakė taip, šitas pasaulis manyje neturi dalies. Štai kaip mes turim gyventi. Mes turim gyventi taip, kad šita sistema neturėtų dalies manyje, mes neturim skiepytis, mes neturim pasiduoti baimei, įtampai, manipulacijai ir panašiai. Mes turim Dievą, mes turim šauktis Dievo, jeigu bus kažkokia kritinė situacija ir laukti su tikėjimu iš jo atsakymų. Nes sako, čia pasirodo šventųjų ištvermė, kurie laikosi Dievo įstatymų ir Jėzaus tikėjimo. Suprantate?
ir nepasiduoti, kad tu ar darbo prasi, ir dar kažką, tarsi Dievas nežino šitų problemų. Bet taip mes esam išbandomi, kad pamatytų Dievas, kuriai sistemai tu priklausai. Ar šitas pasaulis turi dalies tavyje, ar neturi dalies tavyje. Ir kaip Jėzus sako, šitas pasaulis neturi dalies mane, tai reiškia, mes lygiai taip pat per spaudimą turim pamatyti, kas yra. Nes dabar tikinčiųjų yra daug bažnyčiose, ne? Ir vien gyventi lozungais, čia yra vienas dalykas, bet kad ateina spaudimas, va tada pasimato, kas tu esi iš tikrųjų viduje, va iš to Dievas ir siekia, iš tikrųjų, kad tu apsispręstum. Ir mes, kaip atrodo, ir tikintis, ir visa kita, bet mes esame tiek susitapatinę su pasauliu, kad tu neatskirsi, kad mes esame tikintis, ta prasme, jokios atributikos ant mūsų nėra, kad net nepasakysi, mes tikintis, ar ne, pasaulyje geresnių žmonių yra. Taip, kad va tie dalykai turi išaiškėti, kas kam priklauso. Supranta? Ir mes neturim lenktis šitai visai sistemai. Mes turim gyventi va šitoj sistemai, bet kad ta sistema neturim viduje mūsų būti. Mes esam, kitaip tariant, mes priklausom dangaus karalystei. Suprantat, ir kol esam čia, spaudimas bus, tuo pačiu turim pasirinkti. Nes nusilenkimas tai reiškia paklusnumas. Ir tai yra žiauru iš tikrųjų. Žiauru, ta prasme, suprantat, mes turim ieškoti Dievo, gyventi artimai su juo. Turim glaustis prie jo. Kad, kaip sakyt, deklaruoti, kad tu priklausai Dievo karalystė ir šitas pasaulis neturi turėti įtakos tau. Ir jeigu ir kažkoks spaudimas, mes turim melstis ir šauktis Dievo, kad išvestų mūsų šitų situacijų, bet nepulti skiepytis ir lenktis šitai sistemai. Žvėries sistemai. Galima būtų taip pasakyti. Čia yra žvėries sistema, čia yra antikristo sistema. Ir čia tik laiko klausimas, kada pasirodys ta galva kalbanti. Taigi, tai aš visiems linkiu ištvermės, iš tikrųjų labai daug ištvermės, nes sako, čia jau turi pasirodyti šventųjų ištvermė, kantrybė, kurie laikysis Dievo įstatymo ir Jėzaus tikėjimo. Va būtent va taip turės būti išgrynintas mūsų tikėjimas, nes dabar realiai drungnumas žmonių yra begalinis, drungnumas, apatija, mes nieko nesiskiriam nuo pasaulio, bet Dievo tikslas taip, kad mumise būtų aktyvuotas tikėjimas. Suprantat, kad mes išgrynintumėm savo tikėjimą, išeitumėm iš drungnumo, apsispręstumėm, kam priklauso, ir jeigu aš priklausau Dievui, reiškia, aš visą galvą jau neriu Dievą, suprantat, jau nebesudrungnas toksai. Tai va šito Dievas ir siekia ir tą jisai ir padarys. O iš tikrųjų mes turime melstis už savo artimuosius, kad žmonės atskirtų gerą nuo blogo ir atmestų blogą ir priimtų gerą ir darytų sprendimus tuom. Taigi visiems ištvermės ir išminties.